Nu ką, roboto paruošimas sezonui. Pastebėjau, kad drėgmė kaupėsi po ekrano. Po žiemos viskas išdžiūvo, bet prieš pavasarį galvoju išardysiu. Roboto konstrukcija labai keista, nes yra palikta savaiminiai ventiliacijai. Va šitie tarpukai yra pilnai palikti ventiliacijai su va tokia va porolonu uždengti. Bet tenai per metus prisikopė čia išvalyta yra, jau matosi kiaurai skylės, bet buvo tiesiog užsikišę. Čia va irgi porolonas stovi, buvo pilnai užsikišę, ten va porolonas, tos skylutės irgi nesimatė. Čia va visur plyšiukai. Ir jie visi po keletas metų užsikišę purvu. Nu ir ko pasiekoje, nesiventiliuoja ir susikaupė drėgmė po ekranu. Nes iš principo ekranas tai atrodo viskas čia su juo tvarkoj. Korozijos dar negavo. Tai gal išsisukau lengvai. Tiesiog valymu.